Kągi, treneri, mūšis su Telšių Džiugo komanda 0-0, kaip pačios rungtynės? Patiko atsidavimo man komanda, patiko žaidimo. Gynyba šitą kartą norėjom šiek tiek žemesnį bloką daryti, pavyko. Neleidam Džiugas kažką daug sukurti prie mūsų vartų. Buvo gal 15-20 minučių pirmą kėlinį per vidurį, kur Džiugas šiek tiek lipo, gal ten porą kamuolių praėjo tikrai pavojingai. Ir aišku, gal rungtynių jos turėjau ten momentų, kur galėjau baigti negerai, bet aplamai labai džiaugiuosi už mano komandą. Sugebėjo per atkarpas rungtynių būti to geresnė komanda aikštė, sukūrė progų. Buvom labai pavojingas, aš nežinau, kiek kartas mes turėjom to kamuolį vidury baudą aikštę ir atrodo užtenka ten vienas smūgis stiprų ar įdėti iš šono ir bus įvartis. Ir šiandien pritrūko įvartį, tik to. Dar pirmam kėlinyje teko atlikti keitimą, žavo Gabrielis Fernandešas, o pakeistas Venskus vietoje jo. Kas netiko iš Gabrielio? Man viską tiko, mes Gabriel nėra pasiruošęs žaisti tiek daug laiko, tai mes sprendžiam, kad į pradžią rungtynių įdėsim ir tegu atiduoda viską, kiek gali, ir tada pakeisim jo. Ir to ir padarom. Mes jau buvo planuota, Ignas jau apšilt jau nuo 17 minutės, mes jau žinojom, kad mes pakeisim. Jis šiuo momentu nėra forma, kad žais daugiau. Jis labai gerai pradėjo rungtynių, labai aktyvus, aišku, turi kur tobulėti, dabar dar susipažinęs su mūsų dinamika, su komanda, su kolegus, bet tikrai jis turi techniką ir gali mums padėti sukurti tos momentus ir įmušti įvarčius. Tai jis labai gerai daro to darbą, po to jau reikėjo pakeisti, kad įvesti to naują energiją. Ir aš manau labai gerai, todėl jis davė daug darbo to vidurgynės, kai Ignas eina greitai žaidėjas, tai dar šiek tiek daugiau darbo duoda iš kitos pusės, tai mums patiko. Kalbant apie Venskų, kaip sakant, pažįstamas jums šis futbolininkas, buvo išvykęs į Panevėžį, dabar grįžta į Gargždus. Pusmetis geras praėjo, kur šis žaidėjas, taip jūs matot, labiausiai patobulėjo, kur sustiprėjo būdamas Panevėžyje? Aš nenoriu kalbėti apie jo laikų Panevėžys, su pagarba mano kolegus ten. Aš tik galiu pasakyti panašią situaciją, kas atsitinka su kitas žaidėjas, kur ateina iš kitos komandos pas mus. Gal trūksta pasitikėjimą savim ir mes to bandysim jam padėti, kad jis galėtų atsiskleisti kuo daugiau ir kuo geriau.